Sveiki, mėly krepšinio gerbėjai. Sustinkame su jumis Vilniaus krepšinio lygos apžvalgoje. 2 savaitės prabėgo žaibiškai ir pasižiūrėkime, kas per jas nutiko mūsų lygos varžybose. Ir iš karto keliamės elito grupėje į bene įdomiausias rungtynes. Per šias 2 savaitės Vilniaus kolegija namuose priėmė Daprėjos komandą. Daprėje į rungtynes atvyko be Lietuvos krepšinio lygos duonos ragavusių Dariaus Čiūto bei Aurimo Palšio. Nepaisant šių svarbių žaidėjų nebuvimo, kova aikštelėje vyko nuo pat pirmųjų minučių. Šeimininkus į priekį vedė Rokas Ščerbinskas, vien per pirmą kėlinį pelnęs 10 taškų, tuo tarpu Artūras Daugulis bei Matas Tvarijonas bandė išlaikyti Daprėjos pasipriešinimą. Rezultato šviesintai atspindėjo lygią kovą 19-19 pasibaigus pirmajam kėliniui. Persilaužimas nedidelis, tarsi prasidėjo Lukui ir Matui Tvarijonams gavus po 3 asmeninę pražangą. Būtent ši situacija atvėrė kolegijos krepšininkams laisvus kelius po varžovų krepšiu. Po Deivido Aukštuolio tritaškio bei 4 Rokos Ščerbinsko taškų Vilniaus kolegijos studentai į didžiąją pertrauką išėjo turėdami jau net 11 taškų pranašumą. Tačiau trečiasis kėlinys prasideda visiškai kitaip negu tikėjosi šeimininkai. Daprėje spurtuoja, pasinaudoja skylėtą šeimininkų aikštės gynybą, lengvai randa kelius link varžovų krepšio. Puikiai rungtyniavęs Gintaras Plytnikas, tolimas tritaškis, keli juvelyriniai perdavimai ir studentai jau yra priversti prašyti minutinės pertraukėlės. Padarė tam tikras korekcijas bei pasinaudoja abejotiną Edgaro Žemaičio nesportinę pražangą aikštelės viduryje kolegijos vaikinukai išlygino žaidimą. Po 3 kėlinių 1 tašku pirmauja šeimininkai 66-65. Lemiamame ketvirtyje vaizdas aikštėje pasikeitė 4 pražangą gavus Matui Tvarijonui bei Edgarui Žemaičiui. Atsivėrė labai didelė skylė baudos aikštelėje ir visas rungtynės kamavusi pagrindinė problema. Pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių dar labiau išryškėjo. Miroslav Najdič rinko vieną po kito kamuolius tiek gynyboje, tiek ir puolime, neleisdamas Daprėjai organizuoti greitų atakų. Paskutinė rungtynių minutė vyko itin atkakliai. Rezultatui esant 88-85 šeimininkų naudai, taktinė Vilniaus kolegijos pražanga, neduodant išmesti tritaškio metimo ir 2 baudas mesti stoja Daprėjos kapitonas Artūras Daugulis. Prametęs pirmąją, antrosios nerealizavo specialiai, tačiau pažeidus FIBA taisyklės kamuolys teisėjų sprendimų atiduodamas šeimininkams. 2 greiti Deivido Jaruševičiaus taškai ir baigtis rungtynėse tampa aiški. Komandos apsikeičia pražangomis bei taikliais baudų metimais, o nieko nelemenčius, bet itin gražius paskutinius rungtynių taškus pelno Matas Tvarijonas. Rungtynės baigėsi 94-90 Vilniaus kolegijos pergalė. Kaip vyko dvikovos kitose aikštelėse. Bet nesėkmingiausiai pasirodė Tumėnas Šiaurės Lietuva LT, kurį iškovojo per lapkričio pirmąsias 2 savaitės netgi 3 pergalės. Visų pirma, labai sunkiai 93-87 svečiuose įveikta Time Team Šviesa, vėliau po super atkaklios kovos 104-94 palaužta SKM Agotos Gryčia bei 95-71 sekusi sėkmė Grigiškėse, nors po 2 kėlinių Tumėnas Šiaurės Lietuva LT pralaiminėjo 2-ženklių skirtumų. Ne ką blogiau sekėsi ir Ernst Young komandai. 70-56 nugalėta Ark Studija. Prieš tai dar viena įspūdinga pergalė 78-72, žaisdami viso labo 5 svečiuose palaužti SK Meškų vyrukai. Kitos komandos pasidalino po 1 pergalę ir tik tai Sąlytis lietuviai sugebėjo laimėti abu 2 kartus išvykoje, nugalėdami 101-85 Daprėje bei Nemenčinėje 88-84 palauždami vietos sporto klubo pasipriešinimą. Kalbiname Vilniaus kolegijos vyriausiąjį trenerį Stanislavą Radziulį. Treneri, sezonas prasidėjo. Kaip vertinate savo komandos startą? Manau, kad pakankamai gerai, nes iš 3 žaistų rungtynių 2 yra laimėtos, o ateitis parodys, kaip čia mums seksis toliau. Šiaip abi rungtynės buvo labai panašios. Kas lėmė pergalę šiandien? Šiandien tai manau, kad tikėjomės lengvesnės pergalės, o gavosi taip, kaip gavosi. Pabaiga tokia sudėtinga gavosi. Tikėjomės lengvesnės. Kokie būtų artimiausi planai ir komandos tikslai čempionate? Artimiausi planai, kad iki naujų metų kiek galima daugiau pergalių susirinkti, o tikslai tai kaip ir kiekviena komanda siekiam patekti į tolimesnes varžybas, o po to bus matyti, kaip bus.
Pasižiūrėkime, kaipgi atrodo elito lygos turnyrinė lentelė. Jos viršuje pralaimėjimų dar nepatyrusios Ernst & Young, Tumėno Šiaurės Lietuva LT ekipos, taip pat nepralaimėjo dar ir Tegra. Ir turime dar vis 4 komandas, kurios taip ir nepatyrė pergalės džiaugsmo. Šios savaitės elito lygos naudingiausių žaidėjų penketukas. Žaidėjo pozicijoje Tumėnas Šiaurės Lietuva LT žaidėjas Henrikas Rumša. Atakuojančio gynėjo pozicijoje Laurynas Žilinskas, Stamperija. Lengvasis kraštas Titas Vainauskas, Ernst & Young komanda. Sunkusis kraštas Tomas Lukoševičius, Tumėnas Šiaurės Lietuva LT. Na ir vidurio puolėjo pozicija krepšininkas sezoną pradėjęs Lietuvos Ryto, vėliau Perlo ekipose Petras Baločka, dabar rungtyniaujantis Sąlyčio lietuvių komandoje. Sveikiname visus šios krepšininkus. Jiems atitenka Victoria Gym sporto klubo vienkartiniai pakvietimai bei gyvo alaus krautuvėlės prizai. Basket News LT iššūkio taurės A grupėje susitiko Salininkų ir Juridikon ekipos. Rungtynės prasidėjo ir tarsi pirmosiomis minutėmis žadėjo lengvą pergalę šeimininkams. Jiems sekėsi viskas – pataikyti, apsiginti ir taip jau per pirmą kėlinį susikrauti 8 taškų persvarą. Tačiau jau nuo antrojo kėlinio pradžios Juridikonai parodė, jog dar nekelia baltos vėliavos, bei kilo į žūtbūtinį mūšį. Tiesa, per antrą ketvirtį skirtumas sumažėjamos 1 tašku iki 7. Antroje rungtynių pusėje iniciatyvą į savo rankas jau perėmė svečiai. Po trečio kėlinio atsilikinėdami 4 taškais, ketvirtajame paskutinėmis minutėmis jie sugebėjo pramušti šeimininkų kibų spaudimą, bei geriau atakuoti nuo baudos metimų linijos, išplėšdami pergalę. Rungtynėse ryškiai išsiskyrė dvigubą dublį atlikęs šeimininkų lyderis Edgar Moros, tačiau jo indėlio pergaliai nepakako. Per šias 2 savaitės A grupėje geriausiai sekėsi Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos 83 metų krepšininkų laidai. Jie 77-63 nugalėjo Sostinės krepšinio mokyklos jaunimą. Taip pat išvykoje 89-57 užtikrintai įveikė Aim Public komandą. Katastrofiškai nesisteka Credit 24 komandai, kuri pralaimė jau 3 rungtynės iš eilės ir vėlgi 3 taškų skirtumų. Šį kartą pralaimėta 72-75 Ginio pajėgoms, bei lygiai tokiu pačiu rezultatu 72-75 Normalio komandai. Triuškinančią pergalę iškovojo Elektrėnų sporto centras namie 102-52, nušluodami nuo žemės paviršiaus Glaspro Solar vyrus. Tuo tarpu sėkmingai žygiuoja ir čempionai 101-65 palaužė Parak pasipriešinimą. Kiek netikėtai pogrupio favoritais tapo ir Šalčininkų komanda, kuri namie išplėšė paskutinę sekundę tritaškių metimu pergalę 69-67 prieš SK Skurdą. Beje, šiose rungtynėse buvo užfiksuotas žiūrovų lankomumo rekordas, stebėjo net 120 žiūrovų, iš kurių bene pusė specialiai užsakytų autobusų atvyko palaikyti SK Skurdo komandos iš Vilniaus. Monetų kalyklos salėje įvyko Basket News LT iššūkio taurės B grupės rungtynės. Sporto klubas Bitinas ir Gervėčių kraštas. Susitiko 2 skirtingų pajėgumų ekipos. Jeigu Bitinas turnyrinėje lentelėje žengia priekyje, tai Gervėčių krašto moksleiviai yra pačiame jos dugne. Nuo pat rungtynių pradžios Bitinai visus taškus ant I sudėjo jau pirmajame kėlinyje, kuriame įmetus 29 te praleido tik tai 9. Antrajame ketvirtyje svečių komanda iš duobės mėgino gelbėti tritaškiais metimais jos krepšininkai, dėja dauguma skriejo pro šalį. Nepaisant to, Gervėčių kraštas laimė antrą kėlinuką 12-9 ir sušvelnina atsilikimą iki 14 taškų po 2 kėlinių. Didžiosios pertraukos metu SK Bitino treneris pyko ant žaidėjų, jog nepavyko pasimti daug kamuolių, nors būtent tai ir akcentavo kaip vieną iš svarbiausių šių varžybų uždavinių. 16-8 laimėtas trečiasis kėlinukas ir dar labiau didėjanti šeimininkų persvara. Akivaizdžiai pranokdami savo varžovus, Bitinas vis tiek kovojo dėl kiekvieno kamuolio bei aikštės centimetro. Būtent tai greičiausiai ir nulėmė užtikrintą SK Bitino pergalę rezultatu 70-36. B pogrupyje pagaliau krito Ekspertizė.com 41-46 išvykoje pralaimėjusi BC Phoenix komandai. Pergalingai žengia krepšinio klubas Žaibas
Taip pat Vilniaus VPP 110-68 sutriuškinusi Stiklo paslaptis LT paminėtina ir Vievio Žiedo pergalė išvykoje 76-74 prieš Mikrodžio ekipą. Dar vienose B pogrupio rungtynėse BC Pilaitė namuose priėmė krepšinio klubą Žaibas. Abi komandos iki šių varžybų žengė be pralaimėjimų, tačiau svečiai turnyrinėje lentelėje buvo aukščiau dėl didesnio pergalių skaičiaus. Pirmosius taškus pelnė panevėžiečių lyderis Žygimantas Gurevičius, taip tik įrodydamas, kad šeimininkai norėdami šiandien laimėti turės skirti itin daug dėmesio jo gynybai. Per pirmąją minutę Žaibas perėmė 3 kamuolius ir iš karto privertė šeimininkus prašyti minutinės pertraukėlės. Antrajame ketvirtyje namų komanda į priekį vedė 2 tritaškius pelnęs Julius Lisauskas, tuo tarpu svečių ekipoje puikiai sekėsi Justinui Ignatavičiui. Pilaitė trečiąjį kaip ir pirmąjį kėlinius pradėjo tritaškių, tačiau iš eilės pelnyti 8 taškai nepalaužė varžovų. Jie perimdami daugiau kamuolių ir taikliau atakuodami krepšį, pasibaigus trečiajam, jau pirmavo 19 taškų pranašumu, todėl paskutinis kėlinys tebebuvo tik formalumas. Galutinis rungtynių rezultatas 46-68, vienu iš pogrupio lyderių KK Žaibo naudai. Kalbiname 3 pergalės iškovojusios krepšinio klubo Žaibas ekipos trenerį Justiną Karosą. Jūsų komandos labai sėkmingas startas, kame priežastys? Treniramas visą vasarą, susižaidėm, atėjo didelių žmonių, planuojam šiais metais kinti pergalę. Tai kaip manot, kurios iš rungtynių tų pirmųjų 3 buvo sudėtingiausias, kuris varžovas rimčiausias? Feniksas. Jūsų pagrindinis tikslas šiemet? Manau, kad ketvirtukas šitą čempionatą iš kategorijas. Čia pogrupė šitą tarp 3 komandų, visoje lygoje tarp 4. Basket News LT iššūkio lygos A grupėje turnyrinė lentelė atrodo taip. Vis dar nepralaimėjo ŠMKM 83, Omnitel ir BC Šalčininkų komandos. Tuo tarpu turnyrinės lentelės apačioje matome net 5 ekipas, kurios dar nelaimėjo nei karto. B grupėje Vilniaus VPP, krepšinio klubas Žaibas, sporto klubas Bittinas ir Hansa teleradio kompanija yra pogrupio lyderiais. Sąrašą pabaigė Harazai.com, Gervėčių kraštas ir Akcija krepšinis. Basket News LT iššūkio lygos simbolinis 2 savaičių penketukas į žaidėjo poziciją Raimondas Paukštė, Hansa teleradio kompanija. Atakuojantis gynėjas SK Skurdo žaidėjas Edgaras Simonavičius. Lengvojo krašto pozicijoje Evaldas Šalkauskas, krepšinio klubas Žaibas. Sunkiojo krašto pozicijoje Pijus Milašius iš Gervėčių krašto ekipos. Ir vidurio puolėjo pozicijoje užima Ignas Abraškevičius, BC Pilaitė. Visiems šiems žaidėjams atitenka gyvo alaus, plautuvėlės bei Road 66 prizai. Sveikinam! Na, o mes susipažinkime su gražiausiu 3 epizodų rinkinuku. Trečioji pozicija ir puikiai krepšinio klubas Žaibas ataka. Mindaugo Pūro perdavimas Evaldui Šalkauskui ir 2 gražūs taškai. Antroji pozicija Vilniaus kolegija ir Povilo Šoliūno galingas dėjimas iš viršaus. Na ir pirmoji vieta Daprėjos dvejetukas. Artūras Daugulis išmeta kamuolį per visą aikštelę ir paskutinę rungtynių sekundę grūdamas taškus pelno Matas Tvarijonas. Ačiū Jums už dėmesį, susitiksime jau gruodžio 1 dieną tradiciškai lygiai po 2 savaičių. Būkite kartu su Vilniaus krepšinio lyga.